Dievas ateina pas mažiukus, pas atrodo visiškai nereikšmingus žmonės, kad atneštų tokią galingą žinią. Ir man tai kalba viena, kad Dievas nėra šališkas. Ir atrodo ypatingai kažkodėl Dievas renkasi, tarsi pasislėpti tarp eilučių, tarsi veikti užkulisiuose, nebūti ant scenos. Jeigu kažkas yra labai matoma ir ryškaus, tai atrodo Dievas už viso to kažkur veikia nepastebimai. Ir tu gal galvoji, aš esu mažas, nereikšmingas, ką Dievas gali padaryti per mane. Bet nenuvertink nei savęs, nei akimirkų, kurios įvyksta tavo gyvenime su Dievu. Tik būk tikras ir neapsimetinėk. Tau nereikia kažko įrodinėti, ko nėra įvykę.